Klausau. Labas vakaras. Labą vakarą. Ar su Trijoniu kalbu? Taip. Valdai, tave trukdo Arūnas Gilius, Kauno apskrities kelių patrulis. Ar tu vairuoji automobilį Ford Fiesta juodos spalvos 656? Taip. Radom jūsų automobilį miesto centre su išdaužtų langų. Kaip tai miesto centre? Kaip aš suprantu... Čia prie parduotuvės, čia prie centro parduotuvės? Ne. Čia netoli Laisvės prie Papadžias, kur yra. Mašinas yra prie... Dabar taip, klausyk manęs įdėmiai. Kur čia tavo automobilis? Ford Fiesta juoda DJM 656. Taip. Numeris. Kažkur 92-93 metų, ne? Taip. Tu pats gyveni Gryčiupio. Prie Molo. Supratau. Dabar žiūrėk, kokia situacija. Čia reikės tau rytoj, mes tau automobilį nutempsim. Tau reikės rytoj atvažiuoti pas mūsų komisariatą jį atsiimti, už atsiėmimą bus apie 200 litų čia už stovėjimą per naktį. Taip, tai aš galiu šiandien pat atvažiuoti. Dabar jau užsidarė yra. Užsidarė yra. Tai va, ir man reikės taip pat, tu pareiškimą rašysi, aš spėju vis tiek dėl draudimo. Taip. Gerai, tvarkoja, aš dabar sujungsiu tave su tais autoservisininkais, aš nežinau, pasakysiu, kad jie tau perskambins iš kito numerio už 1 minutės. Gerai, laukiu. Ir su jais sutarsi. Tvarkoj? Gerai. Hold that sucker down, kaip sakant. Tai pasukėm iš kito telefono numeriuko ir, kaip sakant, barškink toliau. Ane, turi informaciją, tu visą? Jo, turiu visą. Gerai. Tai gal dabar šiek tiek... ne tik langas buvo ištauštas. Tai pasakyk, kad nėra radijos mašina. Palauk, nepalieka... Drambliuko nebėra dvidrudį. Klausau. Labas vakaras. Labą vakarą. Čia inspektorius man liepė perskambinti dėl mašinos. Taip. Ar jūs Valdas Trijonis? Taip, aš. Valdai, kodėl mašiną paliko tokią vietą? Na, šiaip mašina buvo prie parduotuvės centras Gryčiupio gatvėje. Ne, buvo... Saulės gatvėje, kur yra šiaip. Nu, dėl to viso tai policija turbūt aiškinasi, mano manimu tai buvo pavogta, nes ar jūs žinote, ar pasakojo pareigūnas, kokia stadija mašinos yra? Na, sakė, kad stiklas yra išdaužtas, bet nesupratau, kur yra. Ne, stiklas tai yra tik, na, kaip sakoma, lengviausia, ką galėjau pasakyti. Aš nežinau, kokia mašina iš tiesų buvo, ta prasme, iki tol. Buvo viskas tvarkoje, sveika, tvarkinga, jokius tenais keli palanksimai buvo, bet jie tik tais prieš šviesą matėsi. 93 metą, ne? Ar 92? 91 trečiais parduotą. Nu, va taip, aš iš akies primečiau. Nu, bet žinok, nu nėra, kaip tu atsakai viskas. Matai, dabar tas šonas labai nurieštas. Aš nežinau, ar čia buvo, ar čia jie tai padarė. Na, tikrai nebuvo. Nebuvo, ne? Pasanky šiandien. O padangos, kaip su padangom buvo? Padangos tvarkingos, jokių problemų. Na, žinau, pas mūsų tai autoservisą dabar aš kiek spėjau apžiūrėti, tai nėra 2 padangų, ta prasme, šoninių. Šoninių padangų nėra? Nežinau, gal kai vogė, supranti, nežinau, avariją padarė ar ką, nes, nu, padangos tai visiškai, jau matosi, kad mašina slydo ir trenkėsi į bortą. Ir stiklai dešiniai pusė išdaužti, žinai. Taip, supratau. O kuriam servisai yra dabar? Kur yra? Taip. Čiobiškių gatvėje. O tai maždaug kur randasi? Tai vis tiek, supranti, šiandien mes jau nebedirbam, rytoj tik. Ne, tai aš suprantu. Tai vat. Kur tu bėgi taip dabar? Ne, tai aš dabar varau pasižiūrėti prie centro parduotuvės, pasitikinti dar. Ai, tu netiki? Na, tikėtai tikiu, bet pasitikinti, ta prasme, pasitikrinimas spranda nieką neduos. Taip, tai Valdai dar vienas svarbiausias dalykas. Įdėmiai klausyk. Įdėmiai. Taip. Zip FM. Seni, čia toks ragas. Padurtas jis yra. Danieliau, aš spėju, kad tu myžy kelnes dabar. Čia gerbiamas Danielis mums atsiuntė šitą telefoną. Jisai ne vienas sėdi, nes sako, dabar sėdėm ištempę ausis ir laukiame. Tai kebra turbūt dabar... Aš manau, kad jūs sulaukėt. Sisioja, tik kelnes kaip jo, maži tai vaikai. Savo kauniečiai draugui Valdai būtinai perduokit linkėjimus nuo mūsų.
Jo, na, jūs prisidėjot prie to daugiausiai, viską surašėt, mums tik beliko pasinaudoti. Tikrai, daugiau tokių laiškų, draugai, aš paminėsiu tik tai trumpai, kad čia atsiuntė mums vardą, pavardę, telefonų numerį, adresą, apie automobilį absoliučiai viską ir netgi 2 būdus, kuriais galima būtų išdurti ir kaip viskas smulkiai labai aprašė, tai Danielius šaunuolis ir be abejo viskas labai gražu ir gerai. Bet dar reikia asmenybės, kad patikėtų, nes čia tai buvo. Geras.